Jungtinės valstijos ką tik patvirtino $2 milijardų vertės ginklų pardavimą Saudo Arabijai. Ir pasirinktas laikas daug ką pasako. Valstybės departamentas patvirtino beveik $2 milijardų sandorį tuo metu, kai artimieji rytai vėl dega. Kalbame apie JAV smūgius Iranai, uždarytą Hormūzo sąsiaurį, Irano raketas pataikančias į Persijos įlankos valstybės, įskaitant Saudo Arabijos kaimynės, ir Husių raketas, kurios dabar nutraukia daugelį metų trukusią ramybę pačioje Rijade. Vašingtonas apibūdina Saudo Arabiją kaip politinio stabilumo ir ekonominės pažangos jėgą Persijos įlankoje. Ir šį apibūdinimą pagrindžia technika, kurios vertė siekia $2 milijardus. Na, dabar pereisime prie mūsų svečių studijoje. Su mumis yra mūsų saugumo analitikas ir laidos Rose Handler report vedėjas Jakovas Lapinas, bei mūsų tarptautinių reikalų analitikas ir buvęs Associated Press Europos ir Artimųjų rytų redaktorius Danas Peris. Gerai, Jakovai. Sveiki. Aš tiesiog noriu šiek tiek su jumis pasikalbėti apie šiuo metu vykstantį ginklų pardavimą. Koks yra galutinis Jungtinių valstijų tikslas sudarant tokį didžiulį sandorį su Saudo Arabija? Tokie ginklų sandoriai tarp JAV ir Saudo Arabijos tęsiasi jau daugelį metų. Iš tikrųjų, vienintelė tikra pertrauka buvo tada, kai Joe Biden administracija paskelbė ginklų embargą Saudo Arabijai dėl jų ankstesnio karo prieš Husių judėjimą, kuris beje gali labai greitai vėl prasidėti. Taigi tai iš tikrųjų nėra neįprasta. Didesnis klausimas dabar, kai jau perėjome per 2 karus su Iranu ir Iranas apšaudė Saudo Arabiją, yra toks. Kodėl Saudo Arabija kaupia tokį kiekį karinės technikos, kai akivaizdu, kad jie beveik nieko iš to net neketina naudoti? Tai yra tikrasis klausimas, į kurį Saudo Arabija turi atsakyti, nes jie turi daugybę raketų nukreiptų į Irano pusę ir jie turi gana pajėgias oro pajėgas turinčias šiuolaikinius naikintuvus. Jie investavo daugybę milijardų į savo ginkluotasias pajėgas, tačiau atrodo, jie yra itin neryžtingi. Žinote, Mohamedas bin Salmanas ir Saudo Arabijos sprendimų priėmėjai turi iš tikrųjų panaudoti šią armiją. Taigi, manau, kad tai yra sudėtingesnis klausimas. Kalbant apie JAV, tai beveik savaime suprantama. Kuo daugiau ginkluotės jie parduoda Persijos įlankos šalims, tuo akivaizdžiau jų gynybos pramonė uždirbs gerus pinigus. Jie turės įtakos. Žinote, kalbant apie didžiųjų valstybių įtaką, JAV visiškai logiška taip elgtis. Tačiau Persijos įlankos valstybės, ypač Saudo Arabija, kuri perka šios ginklus, mano manimu turi atsakyti į daugybę klausimų. Nes atrodo, kad joms trūksta drąsos panaudoti šią ugnies galią. Teisingai. Noriu tik pasakyti, kad ką tik Dubajuje įvyko sprogimai. Taigi vėlgi greičiausiai tai dar viena Irano Islamo Respublikos atakų banga. Ir kaip tu sakei, matėme labai ribotą Persijos įlankos arabų valstybių atsaką. Nors žinoma, šiandien matėme nuotrauką, kurioje dronas Irano oro erdvėje, kuris atrodo kilo iš Persijos įlankos valstybių. Ką mes žinome apie tai, kokio atsako iš regiono iš tikrųjų sulaukėme? Žinoma, išskyrus Izraelį ir Jungtines valstijas. Iš ribotos viešai prieinamos informacijos atrodo, kad Jungtiniai Arabų Emiratai buvo aktyviausi reaguojant. Ir atsižvelgiant į jo dydį, atrodo, kad jis deda daug didesnės pastangas panaudoti savo ugnies galią. Jis neskelbė apie tai, kai paleidžia ugnį į taikinius Irane. Jis nenori būti priešakyje šioje konfrontacijoje, bet tikrai leidžia suprasti, kad yra pasirengęs atsakyti ugnimi, kai mano, jog tam atėjo tinkamas laikas. Taigi, Jungtiniai Arabų Emiratai, sakyčiau, yra pirmoji šalis, kurią, kabutėse tariant, įtarčiau. Manau, kad jie elgėsi teisingai, žinoma. Kalbant apie Persijos įlankos šalių atsakomąją ugnį prieš Iraną, tikriausiai tai yra Jungtiniai Arabų Emiratai. Yra ir kitų šalių, kurios taip pat šaudė, bet manau, kad Jungtiniai Arabų Emiratai šaudo daugiausiai. Dabar noriu kreiptis į tave, Danai, ir šiek tiek pakalbėti apie Saudo Arabiją bei jos ateities planus. Nes akivaizdu, kaip ką tik girdėjome sakant Jakovą, žinai, tai nebūtinai yra neįprastas pardavimas, tačiau Saudo Arabija, galima sakyti, nerodė savo raumenų. Nors į ją, nors ir gerokai mažiau, taikėsi Irano Islamo Respublika. Ar tai galbūt siunčiama žinutė Irano Islamo Respublikai, ar žinote jėgos demonstravimas ruošiantis galimiems būsimiems išpuoliams? Ką jūs apie tai manote? Manau, tai atitinka dabartinius JAV tikslus, kurie yra pirma, visada eksportuoti ginklus į draugiškas šalis, nes Trumpas mėgsta ginklų pardavimus ir pajamas, stiprinti Saudo Arabiją ir išlaikyti juos savo pusėje, nes jie šiek tiek svyruoja. Ir jie net pastaraisiais mėnesiais kartais užsiminė apie sudėtingą suartėjimą su Iranu, kad galėtų apsiginti patys. Nežinau, ar Abraomo susitarimo plėtra vis dar aktuali, bet jie nori kažkaip ją išlaikyti
ir išlaikyti Saudo Arabiją tvirtai JAV orbitoje. Visa tai pasiekiama su ta žinute, apie kurią jūs užsimenate. Bet turiu sutikti su Jakovu, turiu omenyje, 2010 metais, man atrodo, prisimenu, kad kongresas paskelbė, jog jau buvo įvykdyta daugiau nei $100 milijardų vertės pardavimų. Kai Trumpas paskutinį kartą lankėsi Saudo Arabijoje, vėlgi jie kalbėjo bendromis frazėmis ir ne visada patikimai, juk tai sako Trumpas. Taip pat vėlgi kalbama apie $100 milijardų ar didesnės vertės sandorius. Taigi 1,5 milijardų dolerių, ar kiek ten gal dabar jau 2, tai iš esmės nieko nekeičia. Tačiau laikas įdomus, pranešimas apie tai yra įdomus. Akivaizdu, kad tai nėra nesvarbu, kai Persijos įlankos šalys patiria atakas. Taigi tikrasis klausimas yra, ar kuri nors iš Persijos įlankos šalių iš tikrųjų bus pasirengusi dalyvauti norinčiųjų koalicijoje, jei karas iš tikrųjų atsinaujins ir jos be abejonės bus užpultos. Ir tada, ar jos toliau tiesiog visą tai pakelia ir daro labai mažai, išskyrus retkarčiais neoficialius, beveik pogrindinius Jacerio veiksmus. Ar jos bus koalicijos dalimi, taip kaip buvo Izraelis. Tai yra didysis išbandymas. Aš nežinau ir nemanau, kad kas nors žino, ar šis susitarimas yra pažado ar susitarimo dalis, kuri turėtų būti įgyvendinta, bet taip turėtų būti. Na, žinot, aš tiesiog noriu dar kartą priminti mūsų žiūrovams, kad kiek žinome, Dubajaus centre ką tik buvo girdėti sprogimai. Dubajus yra Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Liudininkai apie tai praneša. Ir tai, žinoma, vyksta Irano smūgių visam regionui fone, nes, kiek suprantame, JAV neseniai smogė Persijos įlankos Kešmo saloje, kuri yra netoli Hormūzo sąsiaurio.